Su komplekte eina maišelis su instrukcija ir su tais. Čia yra dvi skylės. Galima įsukti vieną varžtą arba į aukštesnę, arba į žemesnę skylę. Čia kaip rankena aukščiau arba žemiau stovės, kaip patogiau. Yra rankena. Taip labai svarbus dalykas transportuojant, lankstant tas rankenas ir kreipti dėmesį į trosus, nes labai dažnai trosus sudengiant rankenas sulaužo. Jeigu norint jį užlenkti rankeną, kaip dabar jisai buvo lenkiant, atleidžiam ir galim užlenkinėti. Ir trosai, čionai pakliūna ir jeigu lenksim toliau, juos tiesiog perlaužia. Vieną kartą transportuojant atkreipti dėmesį, kad tas trosas pataisyti, kad jisai žiūrėtų į šoną, kad lenkiant jie nepersilaužtų. Troseliai, viršutinis eina stabdžių trosas, apatinis trosas yra pavaros. Jų taip neuždėsi, reikia rankeną patraukti, išimti, įverti troselį ir įstatyti atgal. Lygiai taip pat ir kitas trosas. Palenkam, išėmėm iš vietos. Statom ir įstato atgal. Didelio skirtumo nėra, ar kabliukas žiūrės iš vienos ar iš kitos pusės. Viršutinis stabdžių trosas, apatinis yra pavaros trosas. Biški kažkiek tvirtumo duoda šitas plastikas, daugiau jis toksai dėl grožio. Laikiklis uždėt, taip jisai neišsitrauks, sunkiai traukus ir kažkas spaustabų. Tai išsitraukia. Surinktumas jau praktiškai surinktas būna, tiesiog uždėti iki galo šitas visus daiktus. Ir viskas. Pasikelia ir kabinasi. Šiuo atveju surinkinėjom benzininę vėjapilę su Hondos varikliu, CVX200. Pradžiai ką daryti, tai aišku, visos vėjapilės naujos yra be alyvos. Pavertus, transportuojant, būna tas alyvos matuoklis alyvuotos. Kažkur tai ta konservacinė alyva atrodo lyg tai jos yra, o iš tikrųjų jos varikliai nėra, jos yra per mažai. Naujoje vėjapėje būna įpilta apie 100 gramų konservacinės alyvos. Lygį reikia matuoti neįsukant alyvos kamščių. Tiesiog įdedat, pasižiūrit, va šiuo atveju variklyje alyvos nėra. Naujas variklis reikia įpilti. Įpilam alyvą ir galima iš esmės dirbti. Kad jos yra 3 funkcijos pas tą vėjapėje. Tai yra surinkimas, mulčiavimas, išmetimas per šoną. Dar tas vadinamas yra išmetimas per galą. Tai jeigu dėt surinktuvą, tai šitas mulčiavimo kaištis. Va čia nusispaudžia, fiksatorius yra apačioje, nusispaudžia, išsiema ir deda surinktuvą.
norit mulčiuoti žolę, tai va taip kaip dabar jinai stovi, tai yra uždarytas mulčiavimo va tos dangtis ir įdėtas mulčiavimo kaištis. Va dabar tai jinai niekur žolės nemes, jinai viską tą uždarius, jinai bus susmulkinta ir palikta po apačią. Jeigu norite mest per šoną, komplekte yra išmetimo deflektorius. Jisai pasikelia, įsistato čia ir jisai prisispaudžia, o dabar jinai tiesiog aukštesnė žolė, tiesiog mes per šoną. Šiaip tas vadinamas dar išmetimas per galą, jeigu jau labai daug aukštos žolės, dedasi ir šoninis deflektorius, kad mestų per šoną, ir komplekte yra va šitie kaištukai. Juos galima įstatyti ir palikti visam laikui, realiai nelabai kam trukdo. Įsistato, tada šitas dangtis lieka prikeltas. Tada kažkiek tai jisai ir išmeta ir per šoną, ir per galą. Labai svarbus dalykas dabar iš priežiūros, jeigu išnaudojimas visų vėjapjovių tiek dirbant, tiek transportuojant negalima vartyti. Kol tepalas neįpiltas, galima paversti ant šono ir ten apžiūrėti peilius ir panašiai. Kol taip yra, galima vartyti va taip tik be alyvos. Jeigu įpilus alyvą, vėjapjovę paversti galima tik tai rankina prie žemės, tik tokiu kampu. Jeigu įpilt alyvą, jau dirbant, transportuojant, jeigu reikia pažiūrėti peilį, kažką tai paversti, bet kurią vėjapjovę, nesvarbu kokią, galima tik tai tokiu kampu. Į šonus, į priekį, visur vartyti negalima. Aukščio reguliavimas šitoje vėjapjovėje yra ciklinis. Čia jau pasirinksit, ant kiek yra nelygus paviršius, ant kiek aukšta žolė, ant kiek tanki žolė. Pasirinkat pjovimo aukštį. Iš priežiūros, aišku, dirbant neturi gauti jokių smūgių. Tas peilis turi pjauti liest tik tai žolę. Taip, gali pasitaikyti smulkus akmenukai kažkokie, kur merausiai, ten nieko neatsitiks, bet išlindę iš žemės akmenys, kelmai, stulpeliai, kažkokie strypeliai išlindę, galima smarkiai sugadinti. Būna ir peilis sulinksta, ir adapteris, netgi nuo smūgio būna ir pats alkūnis velinas sulinksta net. Po darbo kiekvieną kartą, kol ta žolė nespėjusi pridžiūti, visą pjovimo dėką apačią reikia išplauti. Kiekvieną kartą po darbo. Ta galima padaryti, aišku, tiesiog pasikėlus taip su vandeniu, su žarnu išplauti, arba yra praplovimo funkcija. Bet štai čia yra ta jungtis greita. Užmaunat žarną, paleidžiat vandenį, užvedat variklį ir paliekat kokiom 5 minutėm, sakykim taip, kad jisai padirbtų, tas vanduo pakliūna ant peilio, peilis ištaško, jisai tą apačią išplauja. Dirbant, kad gerai surinkinėtų, aišku, turi būti aštrus peilis, švari pjovimo dėka ir neužsikimšęs surinktuvas. Tai vat laikas nuo laiko tas tinkliukas, jisai pro jį turi oras išeiti. Vat yra dar papildomas čia angos yra, kad dirbant ta trauka susidarytų, tai turi iš čia oras išeidinėti. Ant jos yra indikatorius, kai jūs dirbate, jisai yra kažkiek pakilęs. Kai žolės prisirenka surinktuvė tiek, kad jisai jau nebesudaro traukos, šitas dangtelis jums užsidarys. Tai toksai kaip indikatorius, kad užsipildė surinktuvas, laikas iškratyti. Pas visus variklius yra oro filtrai, juos reikia laikas nuo laiko išimti, iškratyti. Čia yra, aišku, su naujas, tiesiog dulkės nukratyto, šiaip į sezoną pavasarį pasikeisti alyvą, pasikeisti oro filtrą, jeigu jisai labai užsinešęs, reikėtų. 2-3 mėnesiams žiemą, jeigu paliekat be darbo, šiaip tai būtinai nepalikti kuro karbiuratoriai. Šitose Hondos varikliuose, kas gerai, kad yra kuro kranelis. Bake gali likti kuro, jūs kuro kranelį uždarote ir paliekate vėjapjovę veikti, kad jinai pati užgestų, išdegs visas kuras iš kuro sistemos, iš karbiuratoriaus ir tada jūs galite palikti ją žiemai.